bus video antras iš naujųjų vaikų ugdymo knygos, čia įvadas. Antra dalis tiesiog dabaigsiu skaityti, nes, ta prasme, šiaip realiai iš tikrųjų, taip normaliai paskaičius iš tikrųjų ir pavargstama, taip yra, taip aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, jeigu visą knygą reikia skaityti, ta prasme, arba iš karto, ten kažką tai daryti, versti, dar kažką daryti, tai ilgi dalykai labai kažkaip vargina, nebent tu kažkaip turi būti specifinis žmogus. Tai va, tai gerai, tuoj pradėsiu skaityti tada. Tai pradėkime nuo seno posakio, teigiančio, kad netikęs yra tas paukštis, kuris savo lizdą teršia. Negali suprasti tikrųjų dvasinių vertybių tas, kuris savo protėvius ir tautą niekina. Tautinio identiteto ir tautos dvasios buvimo bei svarbą neigia. Kiekviena siela pagal savo karmą ateina į tam tikrą giminę, šalį, rasę. Tas ateimas jos pačios karmos studentas. Vadinasi, su svarbiamis tai sielai temomis susijęs. Kol žmogus tų temų nesupranta, negali išsilaisvinti. Karma išlaisvina supratus tai, kas turėjo būti suprasta ir išsprendus tai darbus, kurį reikia atlikti. Todėl nukenčia tas, kuris tėvus ir tėvynę savo geradarius ir jam padėjusius žmonės šmeižia ir juolab išduoda. Nors kiek sieloje pabudęs žmogus to nedarys, bet kitiems gali atrodyti, kad šmeižtas kaip ir išdavystė nėra išdavystė, tik savo nuodėmės išsakymas ir panašiai. Peleniniai žmonės neskiria tų dalykų, nes yra susipainioję vertybėse arba jų neturi. Todėl jie neigia kitiems akivaizdžius dalykus, bando juos pakeisti išsigalvotais pramanais arba manipuliuoja iš konteksto ištrauktomis frazėmis, nesuprasdami tokio savo elgesio bei kalbėjimo pasekmių savo sielos evoliucijai ir žinoma palikuonims. Senovėje aišiai tai yra lietuviai ir kiti baltai labiau už viską laisvę mylėjo ir vertino, nes ši galinga dvasinį potencialą turinti tauta žinojo, kad dvasia tik laisvėje gali savo sparnus įskleisti. Daug tūkstantmečių ji gyvena prie savosios jai lemties paskirtos jūros. Senieji aišiai niekada nepradėdavo kovų pirmieji, bet apsiginti mokėdavo ir to garsėjo, todėl šios tautos priešai bijojo. Tačiau, kai jos atstovai pirmą kartą kalaviją pakėlė ne gynybos, o užkariavimo tikslais, dvasios įstatymas buvo pažeistas ir jos dvasinėje apsaugoje spraga atsirado. Netruko kenkėjai per žmogiškojo godumo, valdžios siekio puikybės ir pavydo sukurtą spragą lyg rūdys įlysti. Svetimiems užkariautojams į pagalbą atėjo neįvertintais, save laikė tautos pakalikai, kurie iš vidaus žmonių pasitikėjimą tautos dvasia ir jos patikėtiniais pradėjo dirbti ir visaip naikinti. Tai buvo naikinami iškilios tautos didžiavyriai ir pati tauta, o jos valstybės sienos vis apkarpomos. Užkariautojai ėmė aišių tautos simbolius ir istoriją savintis, jie perrašinėdami, visą praeitį savaip iškreipdami ir tautos vardą trinti iš istorijos ir pasaulio žemėlapių. Nesunaikinta dar ši tauta fiziškai, bet nuolatos ir toliau dvasiškai naikinama. Jos garbingą praeitį ir turtingą kultūrinį palikimą niekinant prie užkariautojų, lyginantis jų drabužius ir gyvenimo būdo matuojantis. Visą tai savieji istorikai ir politikai inicijuoja, todėl ir didesni naikintojai už svetimus, praeitėje tautos išdavikais vadinti. Prieš karmos įstatymą visi lygus, todėl kiekvienas savo laiku atsakys už savo veiksmus ir žodžius. Peleninių žmonės lengvai atpažinsite iš jų teiginių apie tai, kad tautos identitetas nebemadingas, kad dabar madinga globalizacija, kad jokios tautos dvasios nėra, nes ir tautos nėra. Jie niekina senąją kalbą, nes būtent jie atskleidžia tautos senumą ir bando ją visaip iškreipti. Jie pasiruošę parduoti savo tėvynę ir viską, kas joje yra, tiems
kurio užmokės didžiausią kainą. Tačiau kartu su tokiais tautoje gimsta sielų, kurių sena genetinė atmintis bunda. Šios sielos pasiruošusios dėl savo tautos dirbti ir jos laisvės aukotis, kaip ir kažkada anksčiau. Tas, kuris laisvą todėl tėvynį ir jo žmonės mylinčią širdį atsinešė, nepraranda vilties net sunkiausiomis valandomis, todėl jo tikėjimas dvasios pergalę įkvepia ir jo patikėjusius žmonės žygiams dėl kitų. Tas, kuris laisvą širdį turi, nieko neniekina, todėl ir laisva tauta kitų tautų negali niekinti. Ji mielai bendradarbiauja su kitomis tautomis lygiomis teisėmis ir bet kokio pobūdžio fiziniai, psichiniai ar mentaliniai okupacijai nepasiduoda. Kaip žmogus, taip ir tauta savivertę privalo turėti, nes tas, kuris save nuvertina, nejučia jų vergystę gali pasiduoti, o tas, kuris pervertina, okupantų arba kenkėjų tapti. Šovinistinis nacionalizmas būdingas save pervertinusiems. Savivertės turėjimas tai sugebėjimas save, tai yra visas savo stiprybės ir silpnybės adekvačiai vertinti bei atitinkamai su jomis dirbti, ugdytis. Kaip yra žmogaus gyvenime, taip ir tautos, todėl tik procesą suprantantis vadovai gali padėti tautos saviugdos procesuose. Tauta susideda iš žmonių, pradžioje jie visi yra vaikai, vėliau užauga. Tai reiškia, kad jeigu vaikas bus išmokytas keliaukščiauti prieš tos, kurie stipresni ir turtingesni, tikėtina, kad jo savivertė bus neadekvati ir jis greičiau už kitus pradės tai daryti. Jeigu tėvai sakys, kad tėvynėje viskas blogai, vaikas gali norėti ieškoti geresnio gyvenimo užjūriuose. Jeigu vaikas matys tėvų patriotizmą ir vargu ar neperims nors dalies to, ką matė, todėl kitaip elgsis. Jeigu vaikas bus mokomas atsakomybės už savo poelgius ir žodžius, pagarbos vyresniems ir kitų darbams, sąžiningumo savo ir kitiems, jame būtinai išliks to mokymo želmenėliai, kurie bet kada gali sudygti. Todėl tėvų atmestinas arba neigiamas požiūris į tautą tėvynę trukdys vaikui užaugus suprasti savo tautos ir jo žmonių aukas dėl tėvynės, o tėvų patriotiškas požiūris gali suformuoti žmogų taip pat pasiryžusi dėl savo tėvynės aukoti. Žinoma, išimčių būna visur ir visada. Dabartinėje pasaulyje tampa madinga naudotis idėją kaip rinkodaros priemonė įvairiose srityse, neišskiriant politikos ir verslo. Peleniniai žmonės visame pasaulyje, taigi ir Lietuvoje, nutaiso rūpestingus ėdos prieš rinkimus arba pagauti nusikaltimo vietoje ir prisidengdami didingų idėjų vėliavomis kalba apie pagalbą žmogui bei savo atsidavimą. Jei ne vienas iš jų nėra pasiruošęs aukotis dėl idėjos, tačiau mielai išstumia į priekį kitus sunkią valandą, o patys slepiasi už nugarų. Kai aukos jau būna paaukotos, jie vėl atsiduria priekyje ir mušasi į krūtinę, kad niekur iš mūšio lauko nebuvo pasitraukę. Kai kuriems iš šių kitų žmonių aukos tampa laiptais į išsvajotą valdžios olimpą. Tada sumaniai pasinaudoja pasiaukotusių ar tų, kurie dabar aukojasi darbais, ištrina juos iš istorijos atminties, tarsi tų žmonių net nebūtų buvę, tačiau sureikšmina su jais pačiais susijusius darbus ir detalės. Ar ne tokiu būdu iš istorijos buvo trinami Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio tikrieji pradininkai R. Ozolas, B. Genzelis, V. Radžvilas, A. Juozaitis, Zavaišvila. Sąjūdžio sąžine tuo metu vadintas patas Justinas Marcinkevičius, naują pedagogikos koncepciją pateikusi M. Lukšienė ir kiti. Jau dabar 2020 metais 50-mečiai, o lab vyresni žmonės mato akivaizdų kai kuriems asmenims naudingą istorijos perrašymą. Jie regi, kaip nutildomi arba priešais apšaukiami žmonės tiesiogiai dalyvauja istoriniuose įvykiuose ir žinantis kitokią tiesą nei tą, kurią dabar norima pateikti. Politinės intrigos, slepiančios valdžios ir šlovės troškimą, formuojant norimą įvaizdį, kaltinant tikruosius sėkmingai įgyvendintų sumanymų iniciatorius nebūtais dalykais aukštyn kojomis apverstą peleninių žmonių mąstymą atskleidžia. Dalyvaudami politikoje jie mėgsta kalbėti apie pagalbą žmonėms, kurių beje nemyli,
tautą ir jos stiprybę, nors iš tiesų jiems nerūpi tautinio paveldo ir dvasinio identiteto išsaugojimas. Piršdami žmonėms surogatinės tiesas, jų vadinamas pagrindinėmis vertybėmis, jie be sąžinės graužaties ant globalizacijos aukuro aukoja pagrindinės tautos vertybės. Joks plačiau mąstantis žmogus nebijoja labai svarbu tautų ir šalių bendrystė, bendradarbiavimas, tačiau bendrystė būtina sąlyga lygiateisiškumas, neskirstant šalių svarbesnės ar mažiau svarbės, demokratija neįkainojama vertybė, nes jį sunkaus išnaudojimo sąlygomis daugybės pasiaukojusių žmonių krauju pasiekta, laisvė ir lygybė, demokratijos seseris, tačiau tik tas gali tinkamai tos neįtikėtinos dovanos vertę suprasti, kuris kitų darbus ir pasiaukojimą vertina, nes pats atsakomybę už save ir kitus prisiimti geba. Nesugebantis už save veiksmus ir žodžius atsakyti, žmogus nėra vertas laisvės. Niekdarys nėra ir nebus lygus profesionalai, savo darbus ir laiką kitų žmonių labai aukojančiam. Todėl kalbėjimas apie lygybę vertingesnis bendražygių draugijoje negu skirtingo sąmoningumo visuomenė. Demokratija ypač vertinga tada, kai kiekvienas žmogus atsakingai atlieka prisimtus darbus, o ne jų šalinasi, norėdamas, kad kitiems gerovę sukurtų. Todėl, jeigu žmogus apie laisvę, demokratiją ir lygybę kalba, nepamirškite pasidomėti, ką jis yra sukūręs, nes tuščios visko nepatenkinto niekdario kalbos, kaip ir jis pats. Baisi nelaimė šaliai, jeigu jau vadovauja niekdariai ir tie, kurie lyg vasalai į kunigaikščio, taigi to, kuris stipresnis burną žiūri, akių nenuleisdami, didžiuodamasi, kad šis į juos dėmesį atkreipia. Demokratija, žaisdami tokie savo nuomonės neturintys vasalai, prasižioti bijodami stipresniųjų nuorodoms kaip įsakymams paklūsta ir apie savo tautą pamiršta. Teoriškai lygybę propaguodami tokie žmonės stipresniųjų pranašumą ir viršenybę priima, jų mentalinės programas perima ir tautai kaip savo pasiekimą perduoda. Tokiu būdu po demokratijos, laisvės, lygybės vėliavomis įvedamas naujas manipuliacinės mentalinės programos, kurios pristatomos kaip madingos. Tai ypač veikia savo sielas negilinčius žmonės. Tos programos naudingos pasaulio elitui, tačiau ne žmonėms. Kam tas elitas dirba? Kitas klausimas, nes visi žmonės sąmoningai arba nesąmoningai su nematomais pasauliais susiję, kad ir kaip tai neigtų. Bijodamas atrodyti senamadiškas arba nesuprastas, eilinis žmogus viešai skelbiamas programas perima kaip mąstymo ir elgesio etaloną, arba tiesiog tos santvarkos valstybės ar valstybių darinio suformuotas vertybės, kurios paprastai neturi nieko bendra su tautinėmis, dorovinės ir juolab dvasinėmis vertybėmis. Todėl kiekvienos santvarkos formuotojai kalba apie vertybės, tačiau jie visi savo tikslų turi. Bet kuriomis viešosioms programoms lengviausiai pasiduoda vidutinis peleninis žmogus, bijantis elgtis kitaip negu valdžios prisakyta. Dar niekados pasaulyje nebuvo tiek manipuliacijų kaip dabar. Štai į tokį pasaulį ateina naujieji vaikai. Kas jiems padės jame susigaudyti? Daugybė manipuliatorių tiesia į juos savo čiuptuvus, siekia apnuodyti vos prasimerkusi žmogutį, kuriam iš pradžių galima įdiegti bet ką. Jie žino, kad tas, kas dirba su mažais vaikais, valdo ateitį, todėl kai kurie iš jų, remdamiesi savo ideologiją, kuria darželius ir mokyklas, nes dažniausiai peleniniai žmonės turi daugiau pinigų už dvasios ugnies turėtojas. Jie yra įvaldę materiją arba žino, iš kur jų gauti, o dvasingieji dvasios frontuose dirba. Senosios auklėjimo ir mokymo įstaigos bando keisti savo programas, tačiau dalis naujųjų vaikų pamokose nuobodžiauja, nes daug ką patys savo viduje jau žino. Tos mokyklos tinka įprastoms sieloms, ateinančioms savo eilinių pamokų mokytis, kol išmoks. Tokių buvo ir bus dar labai ilgai, kol kas sunku rasti mokytojų galinčių atpažinti vaiko sielos kokybę ir į ją atpažinus nelengva būtų rasti tinkamą mokyklą. Todėl iš pradžių visiems vaikams iki 12 metų svarbiausia būtinasis pamatinis paruošimas, kur pagrindinių dalykų mokymasis turėtų dėrėti su pagrindiniais, o ne konkrečios ideologijos vertybiniais principais.
Todėl iš esmės turi keisti mokytojų pasiruošimo kokybę, nes naujiems vaikams būtinas mokytojas asmenybė, o ne sistemos sraigtelis. Tik asmenybė gali išugdyti kitas asmenybės, o mokytojas, karjeristas arba matininkas gali bundančią asmenybę užgesinti, sužlugdyti arba protestui pažadinti. Čia biškį pauzę padariau, tai pradėsiu skaityti. Todėl mokytojo profesija vėl turi užimti garbingą vietą šalia šventiko ir gydytojo profesijų, nes be jų niekas gyvenime neapsieina. Toms profesijoms pašaukimas būtinas. Pašaukimas būtinas, tik pajutusieji bus geri specialistai, nes neįmanoma kokybės išreikalauti iš to, kuris jo neturi. Geras mokytojas vaikus myli ir savo darbą aukojasi, ne šio darbo gilią prasmę supranta, jam rūpi pasaulio ateitis, todėl tie mokytojai, tie gydytojai garbingai ir oriai turėtų gyventi, finansinio stygiaus negniuždami. To valstybės vadovai privalo pasirūpinti. Deja, daugelį šalių, taip pat ir Lietuvoje, valdžia ir visokių biurokratų gausybė tuština valstybės iždą savoms reikmėms ir pamiršta, kad nepraeis keli dešimtmečiai, kaip jų pačių gyvenimai priklausys nuo dabartinių vaikų. Šalis, kuriuose vaikai paverčiami karaliukais, o tėvai jų tarnais, kaip ir tos, kur vaiko auklėjimui ir švietimui neskiriama dėmesio, arba vaikai tiesiog išnaudojami ir ruošia savo pražūtį į ateitį. Todėl ugdymas ir švietimas yra ypatingos sritys, o vertybinė kultūra ir etika būtinieji papildiniai. Jeigu toms sritims valdžios biurokratai resursų neranda, bėda šaliai. Dalis valdžiavirių ir valdininkų pritarė, kad visa tai svarbu, tačiau gūžčioja pečiais, kad nieko negali padaryti, nesprendžia ne jie, o kiti. Tas mistiškas kiti tai asmeninės atsakomybės neprisiėmimas ir jos primetimas kitiems arba visam kolektyvui, kuriame suklydusiųjų nebeįmanoma suieškoti. Taip atsiranda dviejopie standartai, kur valdžioje esantieji asmeniškai už nieką neatsako, o valstybės piliečiai ir toliau atsako už menkiausius dalykus. Kad ras pažangus įmonės vadovas laikytų darbe tokius neįtikusius darbuotojus. Štai tokie valdžiaviriai ir visi asmeninės atsakomybės vengiantieji yra jau minėtieji pelenai ir glitiesiai. Auksas pelenuose ir sidabras glitiesiuose – tai tie, kuriems jų šalis ir jo žmonės rūpi. Todėl jie didžiavyriškai pasiaukoti pasirengę savo užsidegimu ir kitų širdis uždegti. Jie bet kurios šalies, tautos ir žemės ateitis, o ne jau aptarti peleniniai žmonės, sugebintys tik kitų sukurtus produktus vartoti ir svetimas idėjas nusirašinėti. Tie žmonės manipuliacijas nuo tikrumo atskiria ir peleniniams žmonėms nepatinkančią tiesą aiškiai išsako. Jie švyturiais kitiems kelia apšviečiančiais tampa. Toks mokytojas mokiniui didžiausias lobis ir Dievo dovana. Tai reiškia, kad savo šalies ir jo žmonių ateičiai pasišventęs žmogus auksu sužiba nesupratimo pelenuose, toks nelieka nepastebėtas, nes jos skleidžiama šviesa bado akis tiems, kurie jos nenori, tačiau veda ją sekančiosius, tai žmonės šviesuliai. Šios didingos sielos vėl ateina į gyvenimą, kas jas mokys, kas padės joms greičiau savo gyvenimo paskirtį kitiems žmonėms svarbia prisiminti, kad jie vykdytų. Sidabro glitiesiuose sužiba tas, kuris ne dėl įvertinimo arba atlygio dirba. Jis savo atliekamo darbo reikalingumą kitiems supranta. Todėl negali to darbo nedirbti. Tokiu sidabriniu žmogumi tampa pasiaukojęs savo darbą gydytojas, mokytojas ar kas nors kitas. Jis savo pasiaukojimu ir kitus žmonės užkrečia. Jiems sektinu pavyzdžių tampa ir pasitempti skatina. Dvasia per tokius žmonės ir jų darbų švyti ir kitus busti ir keltis iš dvasinio letargo skatina. Tokios sielos taip pat vėl įsikūnija. Tai ramus ir nepretenzingi žmonės, daugiau galvojantis apie kitus negu apie save. Vaikystėje jiems labai svarbus vertybinis auklėjimas, nes kitokio nereikia. Štai taip jaunieji herojai auga ir bręsta, tokių visados mažai. Tačiau be jų šalyse sąstingis prasidėtų ir istorijos variklis sustrigtų. Idėja tikintieji revoliucingą dvasią atsineša, ypač neramūs esant sąstingui. Todėl patys iš jo verždamiesi bet kokią kainą ir kitus paskui juos sekančius išvada.
Jiems nerūpi trumpalaikė šlovė, jie nenori valdžios ir nesigviešia turtų. Vienus darbus atlikę jos pamiršta ir kitų imasi. Tokių žmonių yra kiekvienoje epochoje, jų išaugs ir iš dabartinių vaikų. Materialus gyvenimas, kasdienybės, rūpesčiai ir kova už būvį įtraukia daugelį, todėl dauguma žmonių vaikšto akis į žemę, nudelbę ir į dangų pažvelgti neišdrįsta. Net jeigu jie ir pakelia akis, tai tik orus stebėdami, nes kasdienių rūpesčių perkrautas protas nebeįstengia didingo dangaus grožio matyti. Keista jiems girdėti, kad kiekviena siela savo kelrodę žvaigždę danguje turi, bet tik ją patikėję savo gyvenimo žygiui užsidegęs žmogus jos vedimą patiria, nes pats tam atsiveria. Kokie žygiai, kai vaikus reikia maitinti, sako apie išgyvenimą galvojantis žmogus. Dalis žmonių uždirba neblogai, tačiau yra orientuota į vartojimą, todėl vartoja viską, pradedant daiktais, kitais žmonėmis, malonumais, baigiant pačiu Dievu. Kai kurie galvoja, kad yra intelektualūs ir išprusę, ar netgi dvasingi, nes sekmadieniais į bažnyčią nueina, tačiau vertinga jie laiko tik tai, kas jiems naudinga ir suprantama, visa kita nevertinga. Švietimas ir išsilavinimas, titulai ir kilmės dokumentai kai kam svarbus dėl prestižo ir naudos, o ne dėl kitų, tokių dėja dauguma. Mažai yra idėjų suprantančių, tokios sielos per sunkias savo patirtis ir darbus jos jėgą ir veikimą pažįsta. Pabudusios jos negali nežadinti ir kitų, kuriems jo atstovaujama idėja patinka. Tai idealistai turintys dovaną patikėti to, ko kiti nemato, kas greit vartojimui netinka. Šioms sieloms išsilavinimas svarbus ne tik dėl profesijos įgyjimo, bet ir dėl pažinimo, todėl jų nereikia versti mokytis to, kas joms įdomu ir svarbu. Tokie žmonės tampa atradėjais, novatoriais, įvairių sričių pionieriais arba savo srities profesionalais, daugiau galvojančiais apie kitus žmones negu apie savo naudą. Jie žmonijos evoliucijos variklis bet kuriuose gyvenimo srityse. Įvairiai skamba idėjos. Tautai siekiančiai išsivaduoti iš priespaudos idealų tampa laisvės idėja. Išsivadavusiai tautai reikia susitelkti ir gražiai gyventi, todėl jai harmonijos taikos idealai svarbiausia. Visų tokių idealų kilmė dvasinė, nes dvasios pasaulį aprašyti knygoje Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama dieviškoji išmintis. Toliau antropoteosofija jas maitina. Tų idealų vedamas žmogus dėl kitų dirba ir bendriems darbams jas įkvepia ir suvienyje. Gerovė nėra dvasinė kategorija, ji labiau materialiai, todėl gali būti laikoma tiek siekiamybė, kada jos reikia, bet ne idealu. Net Dievo reikia prašyti pinigų, pačiam jos užsidirbti savo profesionalių darbų. Tamsos pasaulyje vilioja pinigais, valdžia ir aprūpina tos, kurie dėl savo vidinio potencialo gali padaryti įtaką kitiems žmonėms. Šviesai tarnaujantieji sąžiningai gyvena, net jeigu yra pasiturintys. Todėl ko nors norint nereikia prarasti saiko, nes sunkios gali būti nesaikingumo pasekmės. Žinoma, į žemę vėl ateina daug sielų, kurių norai susiję su materialiomis gėrybėmis. Joms sunku susikalbėti su idealistais ir juos suprasti, tik svetimomis kalbomis kalbėtųsi. Sunkumai grūdina žmonės, tačiau vieni jos patyrę tampa jautresni kitų vargų ir skausmo, kai kurie nužmogėja. Taip nutinka dėl atsineštos asmeninės karmos, todėl žmogaus pasirinkimas, kaip jam elgtis, yra lemiamas. Lygiai taip pat pertekliuje gimę vaikai gali nužmogėti, kai tėvas ir jiems padedančius žmonės savo tarnais laiko, o save nepelnytai išaukština, tačiau gali turimomis galimybėmis pasinaudoja ir daug gero kitiems padaryti. Šis pasirinkimas taip pat žmogaus nulemtas. Todėl tiek perteklius, tiek skurdas sieloms tampa išbandymu, kurio jos savo brandą arba nebrandą įrodo. Tai vieni gimsta vargingose, kiti pasiturinčiose ar turtingose šeimose. Visos šalis patiria savo nuopuolius ir kilimus. Kaip patiria jos ir kiekvienas žmogus, sunkumai žmogui atrodo blogis, bet dvasios ieškantysis žino, kad tik didžiausiai sunkumai žmogus vidinio potencialo gėrio ir blogio persvara patikrinama. Esminės jėgas pasirinkus mobilizuojamos vidinės galimybės, kad proveržiai būtų panaudotos pagal pasirinkimą ir pasekmes. Todėl iš šviesos pasaulio atėjusios sielos joms suprantama šviesa orientuojasi ir idealą išsigrynina.
Jos savo sielai svarbius dalykus renkasi gyvenimo kryžkelėse, net jeigu jie iš pirmo žvilgsnio nesaugus atrodo. Taip vis stipriau jų gyvenime pradeda jaustis aukštųjų jėgų vedimas. Tie žmonės, kurie materialaus saugumo ir psichologinio komforto ieško gyvenimo kryžkelėse, rinkdamiesi į naudą orientuojasi, nemalonių pokyčių vengdami. Jie negali savo sielos išgirsti, nes sielai nepažįstama žodis nauda. Jie žinomi žodžiai idėja, paskirtis, kelias, meilė. Būtent dėl skirtingų požiūrių motyvų per pasirinkimus vieni žmonės randa savo sielos kelią žemėje, kiti neranda. Pirmiesiems jis už viską svarbiausias. Todėl jie bet kokioms aukoms dėl jo pasiryžę. Antrieji nori patogaus kelio, kuris įsivaizduojamą naudą atneštų. Todėl jie nieko nėra pasirengę tam keliu aukoti ir nieko dėl jo rizikuoti. Galite suprasti, kad tik mokytojai padės naujiesiems vaikams visą tai suprasti ir atpažinti, kurie patys savo sielos keliu pasuko ir eina, o ne kitokie. Tai reiškia vidinė mokytojų kokybė, kurie jie patys turi pasiekti, nes dar niekas tokių dalykų universitetuose nemoko. Šalims esančioms materialaus ir intelektinio pakilimo regimybėje, tačiau didelį biurokratinį aparatą išlaikančioms sunku kurti naują perspektyvią švietimo sistemą, nes biurokratams rūpi ne naujoji karta, o šalies ateitis, o tik jų pačių išlikimas ir gerovė. Jeigu beveik trečdalis žmonių dirba biurokratinėme aparate, nebelieka valstybės išteklių švietimui ir kultūrai, ypač jeigu dar kitas trečdalis žmonių yra jos išlaikomi. Vadinasi, pensininkai ir socialinių pašalpų gavėjai. Tada keliami mokesčiai dirbančiai daliai žmonių, kurie priverčiami išlaikyti visas tas grupės. Todėl ateities visuomenėje svarbu mažinti biurokratinį aparatą, kad žmonės asmeninę atsakomybę mokytųsi prisimti, o ne visuomeninėmis dangstytųsi. Esant dideliam biurokratiniam aparatui, kaip ir gausiam, bet neveiksniam Seimui, turi atsirasti vienas žmogus ar žmonių grupė, kurie atskleistų šalies vadovų neveiksnumą, neryžtingumą, gal ir tarnaujant vartojimo dievų išpuvusi vidų. Švietimas ir vertybinė kultūra, tautinio identiteto prasmingumas prioritetais turėtų tapti, ypač netikusiais laikytini vadovai, kuriems nerūpi vaikų gimstamumo šalyje ir jų ugdymas bei lavinimas, į tikrasis vertybės orientuojant. Dvasinio tautos paveldo esmės supratimas išorinio religingumo kaukės nuima, todėl naujieji vaikai aiškiau ir saugusiuosius atskiria, kas yra tikra, o kas netikra. Savaipėje prieš netikrumą protestuoja, vieni tai daro agresyviai, kiti brutalai arba haliucinogenais susikurto pasaulį pabėga, yra tų, kurie pamažu prisitaiko ir gyvena kaip visi, yra mirštančiųjų. Visą tėvų netikėjimą ir purvą sugeriančiųjų. Šitaip saugusiųjų susikurtas pasaulis maitoja naujai atėjusias sielas, užuot padėjęs jiems tinkamai aklimatizuotis ir vystytis. Naujieji vaikai gimstantis nuo 2000 metų jautrus ir aštrus, dalis jų ypatingųjų sugebėjimų turi, todėl negali ir nenori derintis prie melo ir apgavysčių. Dauguma jų kaimynas stipriai prieš visą tai protestuoja. Virtuali kompiuterinė realybė kai kuriems iš jų tampa galimybė pasislėpti nuo melagingos suaugusiųjų realybės. Todėl jūs, kurie suaugusiais vadinate, žinokite, naujieji vaikai tai būtų jūsų mokytojas, kad tikrumą savyje rastumėte, o širdis idealus. Šios vaikus auklėti turėtų tie, kurie gimė po 1980 metų. Naujas pažiūros ir nauja mokymo sistema būtini. Apie visą tai ir bus ši knyga. Ir viskas baigėsi įžanga. Gerai, laimės ir sėkmės visiems, tada šiam kartui būtų tiek.